Sveiki visi. Noriu Jums parodyti video, pasidalinti savo sukurtais kalėdiniais, artėja vis tiek kalėdos, kalėdiniais tokiais sukurtais papuošimais. Bet pradėsiu rodyti po vieną. Taigi šis mano gražuolis yra pagamintas iš putų polistirolio burbulo, kurių yra pirkti parduotuvėje, spalvotų tokių adatėlių su galvutėmis ir iš kojinės dalies. Nukirpau paprasčiausiai kojinės dalį. Čia yra, ten turėtų būti pėdutė, o čia yra tas, kuri dedasi ant kojos, gumutė, per kurią apsiauname kojinę. Užlenkiau truputėlį kraštą, užmoviau ant to burbulo, įsmeigiau akytės ir burnytę ir užrišau kojinės galą tokiu ir uždėjau tokį kaspiniuką. Tik tai nutrūko man pakabinimas. Taip pat galima pakabinti dekoracijai kalėdinį. Toliau eina toks burbuliukas, jisai pagamintas iš atlasinės juostelės ir papuošimui uždėjau tokią juostelę, kaspiniuką iš vienos pusės iš tokios plonytės juostelės, kaspiniuką iš kitos pusės ir papuošiau su adatytėm ir tokiais 3 uždėjau ir padariau tokį pakabinimą. Kitas jo draugas yra mėlynas, iš mėlynos juostelės. Jį papuošiau su mėlynu tokiu kaspiniuku, tamsiai mėlynu ir uždėjau kelius tokius papuošimus. Ir pakabinau tokią ploną juostelę ant jo. Toliau yra didesnis burbulas, taip pat iš polistirolio jisai yra. Jį aptepiau klijais ir pavoliojau ryžiuose. Uždėjau tokią ploną juostelę, ją truputį pritvirtinau su papuošimais, su adatytėm ir uždėjau tokį kaspiniuką iš tokios kalėdinės juostelės. Tik irgi nutrūko man virvutė jam, bet pagaminsiu naują. Ir apipurškiau sidabriniais, būna pirkti prieš kalėdas parduotuvėje tokiais sidabriniais dažais. Taip, toliau yra tokia mini eglutė. Ji pagaminta taip pat iš putų polistirolio. Ir ją dariau iš tokios mėlynos medžiagytės padarius trikampukus. Jinai buvo mano pats pirmutinis darbelis bandytas, tai ne visai lygiai gal ir išėjo. Papuošiau tokiam žvaigždutėm, įsegiau kelius tokius ir tokius papuošimus ir ant galo uždėjau kaspiniuką padaryti iš 2 spalvų. Taigi tokia mini eglutė. Pasidėti ant stalo, ant lango. Dar dariau iš didesnio kūgio štai tokią eglutę. Šią juostelę tik jinai labai meta blizgutį. Labai blizga ir labai meta blizgutį. Pirkau iš Thomas Phillips parduotuvės. Taip pat susikarpiau, ten tokia buvo dovaninė juostelė. Ją susikarpiau, padariau trikampukus gabaliukais. Uždėjau, apvyniojau tokiais kalėdiniais, tokia juostelė tokia burbuliuota. Ir ant galo uždėjau
vietoj viršūnės kaspiniuką. Taip pat irgi papuošimas ant stalo arba ant palangės. Toks kalėdinis atributas. Ir dar vienas burbuliukas. Jį dariau labai neseniai. Šiemet. Nes tie jau panaudoti buvo per praeitas kalėdas. O šitas pagamintas labai neseniai, prieš kelias dienas. Aš pirkau tokią mėlyną tamsią juostelę. Man labai patinka mėlyna spalva. Ir vat papuošiau tokiais pat papuošimus ir uždėjau mėlyną kaspiniuką. Taip, dar turiu kitą mažesnį burbuliuką, taip pat apklijuotą ryžiais ir apipurkštą ir uždėjau geltoną juostelę ir tokį auksinės spalvos kaspiniuką. Taip, ir tie kūgiai yra va tokie, iš kurio padaryta ši eglutė. Jame lengvai smaigstosi, aišku, galite pasigaminti iš popieriaus, bet aš medžiagytę paprasčiausiai prisegiau su adatytėm. Ir štai, ir jas pasislepia, negu klijuot su klijais, o jį labai lengvai sminga popierius. Ir taip pat tie putų polistirolio burbulai. Ir dar turiu tokį vieną atributą. Tai yra mano besmegenis, pagamintas iš kojinės. Ir viduje yra ryžiai. Taip pat padariau tokią kaspiniuką. Čia kepurytę tokią, papuošiau su sagytėm ir uždėjau šalikiuką. Tai štai. Laukiame kalėdų. Laikinkit, subscribinkit ir komentuokit. Iki.